Sveikas merginos. Jeigu žiūrit mano vlogus, tai jau matė turbūt, kad keletą kartų aš minėjau, kad išbandinėjau vieną serumą blakstienoms bei antakiams ir sakiau, kad kai mano eksperimentas pasibaigs, aš tiesiog padarysiu atskirą filmuką ir papasakosiu, kaip man sekėsi ir ar buvo kažkoks efektas. Tai pirmiausiai, kurios dar nematė, tai koks čia yra serumas, tai šitas yra iš Isabella's Clearly ir tai rašo žodžiu natūralus blakstienų ir antakių aliejus. Aliejus serumas. Čia, žodžiu, vienas yra iš tų, kur 100% natūralus. Tai aš ką pirmiausia galiu pasakyti, tai apie visokius tokius serumus, aliejukus, kurie, žodžiu, skatina blakstienų, antakių ir visų kitų dalykų augimą, tai aš dažniausiai esu labai skeptiška. Aš kažkaip galvoju, galbūt sustiprinti gali, bet kad pagreitintų ten ar pagerintų augimą, tai kažkaip aš nelabai tuo dalyku tikiu. Aš galvoju, kad galbūt tai yra daugiau iš vidaus. Tai aš dabar galiu papasakoti, ką man šitas aliejukas padarė ir ko nepadarė. Tai pirmas dalykas, kas buvo pliusas, kai tik tai pradėjau naudoti, kad šitas aliejukas man negriaužia akių. Nes aš, žinokit, esu jau bandžius tokį produktą ne vieną ir ne du ir man labai dažnai būna, kad arba griaužia akis, arba tiesiog man to aliejuko ar papuola į akis, ar kaip ir ar man paskui skauda ir, žodžiu, aš negaliu normaliai naudoti. Tai šitas yra super lengvos konsistencijos, nėra ten kažkoks labai jau toks tirštas produktas, tai visiškai jokio nepatogumo nesijaučia, labai iš tikrųjų puikiai. Vienintelis dalykas, iš karto pasakau, kad aš nesitepiau ant apatinių blakstienų, nes apatinės blakstienos pas mane natūraliai yra per ilgos ir, žinokit, tikrai neperdedu, nes pavyzdžiui su tušu aš labai dažnai turiu pasidažyti ir paskui labai greitai su šepetėliu švariu apvalyti, nes paprasčiausiai pas mane nežmoniškai ilgos blakstienos apačioj ir man paskui liečiasi prie odos ir ją išteplioja tušu. Tai aš dėl to naudojau tik tais ant viršutinių savo blakstienų ir ant antakių. Tai pirmiausiai, koksgi buvo efektas. Tai ar man tos blakstienos užaugo ar ne. Tai žinokit, aš asmeniškai nepastebėjau, galiu pasakyti, jokio skirtumo. Aš naudoju šitą aliejuką jau turbūt gerą mėnesį, jau galbūt šiek tiek netgi virš mėnesio gaunasi. Tai aš nepastebėjau nei, kad man būtų blakstienos pailgėję, ten kažkaip patankėję, nei kad man būtų antakiai irgi patankėję, kad man ten jų būtų daugiau, nes kažkaip blakstienos tai pas mane ar taip jos yra ilgos, bet antakiam tai aš galvojau labai gerai būtų, jeigu ten tokių papildomų plaukelių atsirastų, nes pas mane šiaip natūraliai abieji antakiai yra labai skirtingi, galbūt taip stipriai nesimato, kada aš juos ten išpešioju ir paskui su pudra padarau tokią daugiau mažiau kaip ir formą pakankamai normalią, bet jeigu natūraliai, tai pas mane jie abu kažkaip labai skirtingai auga, tai yra pakankamai sunku susitvarkyti, tai aš galvojau, kur čia tų plaukelių per mažai, nes pavyzdžiui ant šito antakio plaukelių daugiau kažkur auga, ant šito mažiau, tai aš tikėjausi, kad man ten gal tuos kelis plaukelius užaugins, kad šiek tiek man sulygintų, bet žinokit, jokio visiškai efekto, kaip sakiau, nepastebėjau, bet vienas geras dalykas, kurį aš pamačiau, kad nežinau, kad ko gero nuo šito serumo, nes daugiau nieko kito nenaudojau, man blakstienos nebe taip krenta, nes ką turiu omenyje, kiekvieną vakarą, kai aš valausi makiažą, tai pas mane visada būdavo keletas blakstienų iškrenta, kiekvieną vakarą be jokių išimčių, bet jos pas mane pakankamai ir greitai auga, tai aš niekada to tokio kažkokio skirtumo ant blakstienų galbūt ir nepamačiau, bet visą laiką būdavo iškrenta. O va dabar žiūriu, kad iš vis arba kokia viena taip iškrenta, arba visai ne viena neiškrenta. Tai va, tai aš galvoju, vienintelį dalyką, kurį tikrai gerą padarė, tai man šitas aliejukas sustiprino blakstienas. Tai dėl tos priežasties aš jį ir toliau tepliosiuosi ir, žinoma, pabaigsiu. Aš, kai jį visiškai pabaigsiu, tai aš jį dėsiu arba į tuštučius, arba tiesiog papasakosiu savo kažkuriam vlogą ir pasižiūrėsim, galbūt, nežinau, po 3-4 mėnesių naudojimo man jis taiga kažkokį efektą super padarys, gal kažkaip, bet aš jau kaip minėjau vlogą, jeigu
toks produktas nepadaro jokio efekto, kada naudoji virš mėnesio laiko, pusantro galbūt mėnesio, tai aš nemanau, kad ten dar už mėnesio ar 2 jisai kažką padarys. Na, aišku, galbūt kokie vitaminai yra kitaip, bet tokie produktai tai kažkaip nelabai aš tikiu. Na, bet kaip sakiau, aš vis tiek būtinai paminėsiu. Tai va, tai aliejukas yra geras tuo atveju, jeigu jūsų blakstienos yra pakankamai silpnos ir jos dažnai krenta, besivalant makiažą ar tiesiog dienos metu, tai tam dalykui padeda. Bet jeigu galvojat, kad užaugins ilgiausias, gražiausias blakstienas, kad jos atrodys kaip dirbtinės, tai bent asmeniškai nieko man nepadarė. Ir galvoju, kadangi pasakoju apie šitą, tai aš galbūt užsiminsiu greitai apie kitą produktą, apie kurį nemanau bus verta padaryti atskirą video ir pasakysiu kodėl. Tai yra iš tos pačios kompanijos, vadinasi štai Long, tai yra stimuliuojanti plaukų ir galvos odos kaukė. Ir, žodžiu, rašo, kad turėtų paskatinti plaukų augimą. Tai šiaip dėl plaukų augimo tai aš nieko nepastebėjau, bet pas mane tie plaukai ar taip pakankamai greitai auga, nes aš geriu visokius vitaminus, priemonės visą laiką visokias naudoju, tai jau nebežinau, kuri priemonė ką daro. Iš esmės, bet aišku, aš kai sunaudosiu, aš taip pat papasakos. Ar vlogė, ar tuštučiuose galbūt kažkokį super efektą pastebėsiu. Kai dabar matot, tai aš dar tik tai esu kažkur trečdalį nunaudojus to buteliuko, tai galbūt dar yra per anksti sakyti. Tai vat, kaip supratot, tai kad pas mane kažkokio efekto kol kas dar nėra pastebėta, bet galbūt ateityje, kai panaudosiu daugiau. Bet vieną dalyką, ką galiu pasakyti, kas man patiko apie šitą daiktą, kad šita kaukė padaro plaukus labai labai švelnius, nes principas yra tame, kad, tokia kaip kaukė, kaip čia aliejukas. Tai, žodžiu, truputėlį uždedi ant pačios galvos odos, ir porą ten tų lašiukų paspaudimų ant pačių plaukų. Ir paliekite ant pusvalandžio, valandai, žiūrint, ką aš veikiu. Jeigu, tarkim, aš namuose visą vakarą niekur neinu, nieko neveikiu, tai aš kitą kartą, žinokit, gerai valandai palieku tą kaukę, ir paskui, aišku, išsiplaunu normaliai su šampūnu ir kaukė, arba šampūnu ir kondicionierium. Tai aš pastebėjau, kai aš pradėjau naudoti šitą daiktą, kiekvieną kartą man po plovimo plaukai pasidarė labai labai švelnus. Ir kažkokių kitų kaukių nenaudojau, tiesiog visą laiką, ką ir tą patį naudojau kiekvieną dieną, tik tai va, kad šitą kaukę pradėjau. Tai aš pastebėjau, kad ir čia viršugalviai ir patys galai tokie, švelnesni, gražesni, tai va. Tai tam dalykui padėjo. Bet kaip sakiau, šitas produktas bent kol kas, manau, tikrai nėra vertas daryti atskirą video ar kažkiek čia labai ypatingai pasakoti. Aš tiesiog dar kartą paminėsiu, kai jisai visiškai bus pasibaigęs savo kažkuriame ateities vloge ar tuštučių filmuke. Tai čia jau ko gero bus galbūt, nežinau, galbūt kokiam sausio gale, galbūt vasario viduryje, nes šito produkto pakankamai nedaug reikia, tai aš manau, kad aš dar jį pakankamai ilgai ir naudosiu. Tai va. Tai, žodžiu, toks mano eksperimento rezultatas, apie šitą aš galbūt daug neminėjau, aš galbūt daugiau apie šitą. Iš tikrųjų tai gaila, nes aš kažkaip galvojau, galbūt tas mano skepticizmas kaip ir bus nepatvirtintas. Aš pasimokysiu pamoką, žinosiu, kad kažkuris aliejukas tikrai veikia, tikrai kažką padaro, bet tai yra dar vienas daiktas, kuris man realiai nepasiteisino. Tai va, kaip bebūtų gaila. Bet kaip sakiau, aš sunaudosiu, kadangi stiprina mano blakstienas, man tas dalykas patinka. Bet nežinau, ateityje gal dar pabandysiu kokį nors tokį serumą, bet kažkaip iš esmės, žinokit, prarandu viltį, kad man tie tokie serumai kažką tai gero padarys, nes iki šiol kiek naudojau, tai nei vienas, nei kitas, nei penktas nepadarė kažkokio stebuklo. Tai vienu žodžiu, mano tokie eksperimento rezultatai, apie šitus produktus dar kažkada išgirsite ateityje, aš jums būtinai papasakosiu. Galbūt tiesa žinot kokį nors serumą blakstienom ar antakiam, kuris iš tikrųjų veikia, kuris jūs panaudojot porą mėnesių, wow, užaugo blakstienos, antakiai patankėjo, viskas nerealiai fainai. Tai jau ką nors žinot, tai parašykit, galbūt tada dar netyčia susigundysiu pabandyti. O šiandien tuomet tiek, labai dėkui jums, kad žiūrėjote, tikiuosi galbūt buvo naudinga ar kažkam įdomu, o mes tuomet pasimatysim kituose filmukuose bei ateinančiuose vloguose. Iki!